Visi per 30 sekundžių privalės įsiminti 16 skaičių. Per kitas 30 užrašyti juos tą pačią tvarką. 2 padarę tai geriausiai patenka į antrąją dalį, kuri dar sunkesnė. Jos pradžioje abu finalistai privalės įsiminti 6 simbolius. Tas, kuris įveikęs pakankamai sunkų kliučių ruožą prisimins jų daugiausiai ir taps nugalėtoju. Kova dėl neliečiamumo salos taryboje tampa vis sunkesnė. Robinzono rungtis. Sveiki, Robinzonai. Tai gal Rimai užkart padėk tą statulėlę, jos garbingą vietą. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar dabar galėtumėt išvardinti visų savo buvusių klasės draugų vardus? Galėtum, Rimai? Ir Mantai? Ko gero? Pagalvotų, ką nebent. Ugne? Gerai, tie, kas mano, kad galėtų, jiems pasisekė, nes šiandieną atmintis bus svarbiausia. Pirmoje dalyje teks prisiminti 16 skaičių. Jų eilės tvarka. Jei pateksite į finalą dar 6 simbolius. Taip, kad susikaupkite, nes prizas neliečiamumas salos taryboje. Sėkmės. Ačiū. Supermälu. Finaali pääsevad siis Ranno ja Andres. Andres ja Ranno, mõlemad finaalis. Nüüd on vaja veel rohkem mälu. On vaja meelde jätta 6 sümbolit, mis on asetatud siia karbi sisse. Need peab asetama täpselt samamoodi siis selle takistusriba lõpus. Kõik on sul selge? Selge. Edu soovides. Olge head, palun kohtadele. Uzmanību! Läks! Nu ko, Andri? Kā tu domā, kurā vietā tu esi šodien? Nezinu. Nezamākā otrajā. Nezamākā otrajā. Rāno ir 2 kļūdas. Šim bija jābūt šādi,
Un tam bija jābūt šādi. 2 kļūdas. Nu ko, Andris, pirmo reizi šīs spēles vēsturē bez kļūdām. Malacis. Tev ir liegums tikt izbalsot no savas sapulcē. Tagad tā arī turpina un turies. Beidzot tu sevi esi pierādījis. Malacī. Väga kahju on, loll peatunne on ja igavesti kakatunne on. Sest no enne mängu tulime siia, ma rääkisin Marisele ka, et mul Kama 2, kes täna võidab, et mul on juba otsus kindel, et lähen Saarekotta, panen Andrise. Aga kui ma jõudsin finaali koos Andrisega, ma teadsin, et ma pean võitma. Ja ma teadsin, et enamus meie grupist loodab minu peale, et mina võidan, et mitte tema. Sest no ükskõik kes, aga mitte tema. Nüüd on nagu väga ootamatu seis. Et tuleb nagu kedagi välja hääletada, aga et noh, jah, see Kediminas säärane väljaminek oli väga ootamatu. Mul oleks ilmselt grupp meeldinud, see grupp, mis meil praegu on, ilma Andriseta. Dirmantus on kah siuke, noh, ikka tore suhtub. Ma ei tea, kas ta alguses siis oli minu vastu vaenulik või ei olnud, aga igatahes on alati sõbralik olnud ja paistab järjest sõbralikum. Aga noh, ma arvan, et ma vist panen tema. Sest leedukatest ma tahan, finaalis, ma tahan, et finaali jõuaks Riimas. Lätlastest Kristiinet ma tahaks kindlasti finaali. Aga kes nüüd läheb, ma ei tea, võib-olla Ugne. Sest leedukad eile olid, paistsid natuke pahased Ugne peale, et Ugne sellise vea tegi auhinnamängus. Võib-olla. Sama hästi kui iga teine võin ka mina välja minna, et ma ei tea, ma ei kujuta üldse ette, kes täna välja läheb. Ma ei oska öelda, kas keegi Maris hääle paneb või kes paneb. Sest Maris on, tähendab, ta pole seltskonnas enam nii keskpunkt, kui ta oli alguses. Sest paistab, et inimesed, lihtsalt me oleme kõik nagu ühtlustunud. Tegelikult nagu mõtlesin, et ma ei hääleta ennem Ranno vastu, kui ma pean seda tegema. Oletame, et kui meid on 4 tükki järel, et 1 lätakas, 1 leedukas ja et kui meie oleme siis Ranno 8, siis mul ei jääks midagi muud üle. Praegu ma ei tea, võib-olla minus on see võidujanu kasvanud. Kad Andris gavo neliečiamumą, šiandien viskas apsivertė aukštyn kojom. Dabar visi truputį pasimetę, laksto, tarėsi, kas su kuo. Aš pats dar taip, vakar buvo vienas iš variantų. To žmogus, kuris dabar turi imunitetą, ar ne? Jeigu Gediminas būtų šiandien buvęs čionais, aš nežinau, ar labai būtų pasikeitę, todėl kad už ką mes galvojom, ta prasme, vis tiek daugelis galvojo balsuoti prieš Andrį. Ir dabar tai jau nėra svarbu, todėl kad jisai gavo neliečiamybę ir nežinau. Aš sakau, šiandien man bus sunku. Šiandien man bus sunku daryti kažkokį tai sprendimą ir nežinau. Man atrodo, atėjo laikas, kad būtent jau nebeužtenka vien mūsų lietuvių, kadangi Andrių laimėjimas daug ką pakeitė, Gedimino iškirtimas daug ką pakeitė, Ugnės susidraugavimas, nusistatymas vėlgi daug ką pakeitė. Tiesiog reikia vėl iš naujo statyti, kai aš sakau, tą piramidę, kad kiek galima daugiau lietuvių ateitų iki pat pabaigos, kad tiesiog gal geriau kovoti, negu viens prieš kitą balsą parašyti vardą ir parodyti. Be abejo, jo išeina iš šeibų jau. Bet nesakau, kad tai yra nevaldoma, dar viskas tvarkoju, nes aš matau ir jaučiu, kad vis dėlto tie susitarimai išplaukia daugiau iš mūsų. Kai mes ir stovykloj, sakykime, ne tai, kad diktuojam sąlygas, bet vis tiek iniciatyvą rodom. Taip ir šitame dalyke mes taip paskleidžiam, kad vis dėlto reikia kažką daryti ir aišku, ne iki galo pasakom. Tiesiog kiekvieną nuomonę renkam kaip informaciją. Bet kokiu atveju aš dar negirdėjau kažkokių ten susitarimų ar dar kažko. Jeigu ten kažkas tarėsi, tai jų problema, tai jų reikalas. Jeigu jie to nori, jie prašau, darykit. Bet aš nemačiau, kad ten kažkas tokio labai išnabždėtųsi ir šnekėtų būtent apie balsavimą. Bet aišku, manau, kad kiekviena komanda tarpusavy bet kokiu atveju pašnekės. Aš tik taip bijau, kad mūsų gali dabar jau, kaip čia pasakyti, nenorai, gali jau skirtis dabar požiūriai mūsų visų 3 lietuvių.
Tai yra dabar tarp Ugnės ir Marys mazgas, reikia jį atrišti. Mes be abejo visi norime laimėti, kažkiek tarpusai tarėmės, bet pas juos jau jeigu Ugnė atiduoda pergalę dėl draugystės, tai yra labai blogai. Tai jos dvi gali taip nubalsuoti, kad tiesiog sakys, nepyk, tai yra žaidimas. Ir mes draugės ir matosi, kad jos labai susidraugavo, tai yra negerai. Mes visi čia draugai be abejo, jeigu tos su Ugnė variantas, man tai nepriimtina. Jeigu jos rodo, kad tarėsi, tai gal reikia tai reaguoti, nors iš pradžių mes galvom kažkaip tai. Aš nežinau, aš taip nemaniau balsuoti, nemaniau, kad prieš Panarį galvot balsuoti, bet dabar aš nežinau, gali būti, kad balsuosiu. Už Marys aš nebalsuosiu. Mane Marys truputėlį pradėjo taip, pykdyti, erzinti, tokia, miesto mergaitė tokia, negali, aš manau, iš principo, jeigu aš laikyčiaus principo, aš tik tegul Rano išeina į finalą, nors ir aš jam, sakykime, kažkokias antipatijas gal jausčiau dėl jo to homoseksualumo, bet tas žaidimo neliečia, tai tiesiog dviejų žmonių santykių žaidimo metu, tai, jeigu jisai išeina į finalą, daug dievė, tegul būna jisai. Pas mus su Marius, aš nežinau, mes šiandien netgi pašnekėjom, kad pas mus panašus jausmai buvo tada, kai jau mes pamatėm vieną kitą, kad aš irgi, kai ją pamačiau, pagalvojau, bus linksma panelė, su ja bus faina padainuoti, ten pasilinksminti, kažkas, bus linksmiau gyventi. Apie Latvių panelės aš nei apie vieną nepagalvojau. Taip, todėl, kad jos tokios buvo santūresnės, jos ten mažiau šnekėjo, jos mažiau bendravo ir galbūt tas man ir iki šiol išlikė, kad man Maris labiau patinka. Jinai čia vis dėlto ilsisi, labiau jai rūpi, tas jūra, vanduo, aš pažiūrėjau jos rankos manikiūras, tas gražios pirštukai, viskas, gal jau užtenka tiesiog tos atostogos laikas baigtis, o mums reikia toliau žaisti. Jeigu mes dar sugebėsim išlikti komandą, tai yra gerai mums visiems. Ir jeigu mes sugebėsim pasirinkti tokį variantą, kuris bus prieinamas kiekvienam iš mūsų, tai yra labai gerai. Bet jeigu ne, tada reiškia jau taip, jau reiškia baigėsi komanda. Ko gero pats bus netikėčiausias balsavimas šitas. Ir man asmeniškai netikėčiausias. Labas, Gediminai. Labas, Vytautai. Norėčiau sakyti sveikas, Gediminai, bet kažkaip netinka gal tas žodis. Iš tikrųjų, kaip sveikata? Ir nieko. Jeigu palyginus su vakaro, tai aš, aišku, absoliučiai sveikas. Aš turiu tau tokias dvi naujienas. Vieną gerą, vieną blogą. Rinkis. Be abejo, nuo geros. Nuo geros. Gera naujiena ta, kad tu šiandien balsuosi salos taryboje, bet ir blogoje. Sprendimas toks. Tu pasitrauki iš žaidimo. Tai štai, Gediminai, viskas kaip tikroji salos taryboje. Tavo slaptojo balso lapelis, garsusis Robinzono pieštukas ir balsavimo urna. Šios dienos salos taryboje įvykiai gali pasisukti labai netikėta, netgi sakyčiau dramatiška linkme. Nes du Robinzonai iki šiol surinkdavę daugiausia balsų prieš save, šiandieną negalės būti išbalsuoti. Andris, laimėjęs Robinzono rungtį, turi neliečiamumo teisę, o Gediminas dėl ligos jau paliko salą. Beje, visų Robinzonų laukia dar viena staigmena, apie kurią jie nieko nežino. Balsavimo urnoje yra 2 slapti balsai. Vieną parašė praeitoje salos taryboje išbalsuotojai Madara, kita Gediminas. Tad kas šiandien, lyjant lietui, bus priverstas palikti salą. Sveiki, Robinzonai. Pirma, ta žinia, kurios jūs dar nežinot. Ten balsavimo urnui yra ne vienas, o 2 slapti balsai. Pirmąjį paliko Madara, antrąjį Gediminas. Na, o dabar tau, Ugne, klausimas. Prizo rungtyje. Turėjai absoliučiai 100% progą laimėti. Vienintelę, galbūt vienintelę rungtį per visą žaidimą. Ir jos taip akivaizdžiai atsisakei. Kodėl? Tiesiog taip norėjau ir viskas. Grynas užsispyrimas. Galbūt tai nėra užsispyrimas, bet... Na, nežinau tiesiog.
Gerai. Tiesiog aš taip jaučiau, kad reikia ir padariau taip, kaip norėjau ir dėl savo sprendimo nesigailiu. Visiškai. Tada paskutinis klausimas. Tu galvoji apie save, apie kitus, apie ką tu galvoji? Galbūt kažkiek ir apie save ir apie draugystę. Pirmantai. Neklausinėsiu apie tą kelionę burlaivių, nes per daug... Kitiems skaudu. Kitiems skaudu. Todėl neklausinėsiu apie tai, bet paklausiu kitko. Esi karys strategas, čia teisingas žodis. Nu taip. Kaip pasikeitė jūsų, sakykim, tavo, gal ir jūsų planai, kai staiga taip netikėtai iš žaidimo pasitraukė Gediminas? Nežinau, visai kitaip dabar mastom. Nestandartinius sprendimus net priimam, tarpusavį kažką apsvarstom, galiausiai gal net nutylim, daug ką nepasakom, nu, be abejo pakeitė viską. Nes Gedimino balsas, pavyzdžiui, šiandien būtų labai svarbus. Maris, esimene küsimus sulle. Kas auhinnamängu võit ja seejärel laeval veedetud öö on andnud sulle teatud eeliseid teiste suhtes? ma arvan, et ainukene eelis, mis ma võisin sellest saada, oli mu enda nagu sellised positiivsed tunded ja selline emotsionaalne. Ma sain lihtsalt emotsionaalse, tugeva, positiivse laengu. Ranno, küsimus sulle. Kas sina oleks tahtnud koos Marisega sinna laeva peale minna? Muidugi ma olen kade Marise ja Irmantase peale, et nemad laevale said, sest ma ise vaatasin laeva, hirmsasti tahtsin sinna, et saaks süüa ja võib-olla pehme voodi. Aga mul on hea meel, et nad said, sest noh, kõik me niikuinii poleks saanud. Ma olen rahul nendega, kes läksid, et läksid Marise ja Irmantas. Andri, tu tikko vinnēji spēlē un izrāvi sev vēl vienu rezervas biļeti uz vēl vienu palikšanu līdz nākamajai salas sapulcē. Kā bija pirms tam, kad tu biji vinnējis šo Robinsona spēli? Nemieris tiešām bija, bet es jau biju tā daudz maz nomierinājies, jau salas izpa plauktiņiem, un, ja būtu jāaiziet, nu, būtu jāaiziet. Protams, es negāju uz spēli ar domu, nu, uzvarēt, bet man liels prieks, ka tā bija tieši prāta spēle, kurā es uzvarēju, un tas man tā nedaudz pašlapjama ceļ. Labi, jautājums Kristīnai. Kāds ir tavs attiecības ar divām mazākajām sievietēm? Vai viņas ar tevīm draudzējas, vai viņām nav savu kaut kādu koalīciju? Es domāju, ka viņām ir gan sava, bet mēs nekašķējamies. Vakardienas spēle parādīja to, ka tur kaut kas nav kārtībā jau tālāk. Bet viņas savā starpā labāk turās kopā nekā tevi. Tu esi tāda rezervētā. Jā, es esmu nost. Es varu vairāk ar puišiem esmu. Kā jau teicu iepriekš, mēģināšu tevi pēc iespējas ātrāk izslēgt no spēles. Aš manau, kad baigėsi atostogas, laikas grįžti namo. O tu daug ką matyti, žinai, tau užteks.